Festivalio Šokinuose kilo mintis paremti ir prisidėti prie jo organizavimo tada, kai Ramūnas pakvietė jį. Ir tikrai mane suintrigavo filmai apie jų tradicijas, apie jų gyvenseną, apie jų buitį. Ir tikrai nenuvylė renginys. Pamačiau gyvus žmonės, kurie tikrai labai stengiasi, tikrai ruošiasi, tikrai pasirodė kaip išmanantis ir mėgstantis neprofesionalų kiną, kuris gal mėgėjiška, bet kuris paperka savo nuoširdumu, savo vidumi ir netgi galiu pasakyti, kad jaudina ne tik tokius žmonės, kurie ten gyvena ir mūsų amžiaus, tačiau teko parodyti įrašą savo vaikam, kurie tikrai nustebo ir džiaugiasi ir netgi paprašė padaryti kopiją, kad galėtų nusivežti kitas šalis, kur mokosi arba dirba ir parodyti kitiem, kaip pas mus yra gražu kaime, kokie yra nuoširdūs žmonės ir kokie gražus ten žmonės gyvena, užauga ir užaugina inteligentus ir šviesuolius, kurie paskui reiškiasi visoje Lietuvoje, ne tik Šiaulių mieste, bet ir kitose miestuose Lietuvos, o taip pat ir žinomi yra netgi už jos ribų. O tokia idėja ar sąlytis su panašiais darbais jau gimė gana senai, kažkada dar prieš 20 su virš metų, 89 metais, būdamas vienos iš jaunimo organizacijos lyderių Šiaulių mieste, įkūriau Šiaulių televiziją. Pasibaigus respublikiniai televizijos transliacijai, mes pasijungėme ir transliavome laidą, kurios trukmė buvo apie 1,5 valandos. Pirmoje laidoje daugiau dirbo mano tais laikais darbuotojas Statulevičius Rolandas. Šapoka buvo ten, kuris atsakingas buvo už techniką ir įvairius niuansus, kurių mes gal nežinojome, nes buvo tikrai tas kūrybinis kelias sudėtingas ir sunkus, nežinojome nei kaip tai transliuoti, nei kaip padaryti. Teko važiuoti į televizorių gamyklą, į 12 cechą tais laikais, kuris kilnojamas televizijos stotis gamino. Mėginome išsiaiškinti, kaip yra daroma ir radome vienintelį tokį kelią, kad įrašydam laidas į juostelę, į magnetofoną, o paskui leisdavom per televizorių ir su kamera, kurią mums leisdavo naudotis minėto cecho darbuotojai, filmuodavome ir transliuodavome į eterį. Važiuodami į televizijos bokštą ir iš ten transliuodam. Tai buvo informacija ir įvykiai, kas vyko mieste, o po to mėginame rodyti kažkokius tai filmus. Ir tos laidos išeidavo ar pasirodydavo 2 kart per mėnesį.